Smartway – sumanus kelias į pergalę. GoSmartway.lt ir vaistinėse. Labadiena, mėly LRT Plus televizijos žiūrovai, labadiena, mėly krepšinio sirgaliai. Moterų krepšinio mylėtojai. Šią sekmadienio popietę kviečiame jūs į Active Vilnius areną. Miknaitė su kamuoliu prieš Timofejevą. Reidas iki galo ir pirmi 2 taškai. Tikrai taip, vien tokios dvi vidurio puolėjos, Lietuvos rinktinės vidurio puolėjos Giedrė ir Daugilė. Jie drąsiai greitam puolime iš 3 taškų zonos, tai labai smagu matyti, kad jauna žaidėja ir taip drąsiai įeina, pasitiki savim ir nebijo. Arnai puikiai pažįstama žaidėja, tai bus įdomu pažiūrėti, kokioj formą atvažiavo, nes dar šį sezoną niekur nerungtyniavusi. O čia Eglės Zabulkaitės metimas iš 3 taškų. Gerai, va tokios rungtynės tam ir yra, tikrai galima suteikti progų, bet jau tuoj bus Europos taurė ir taurėje dalyvavo ir Nostra Sniperės konkurse. Ten sužibėti, aišku, nepavyko, bet dabar ir Giedrės durė Panevėžietis. Taip, kibirkštis tikrai aršiai gynėsi, kibiai gynėsi, neleidžia lengvai priimti kamulio. Paprasčiausiai nepratusios prie tokio lygio, prie tokio kontakto, tikrai ne kiekvieną dieną žaidžia tokio lygio rungtynės. Daryti tai, ką jin daro geriausiai su savo stipria ranka. Šį kartą pataikyti nepavyko, bet viską gelbėjo Daugilė Ūsė, atkovojusi kamuolį puolime ir pelniusi 2 taškus. Krepšininkių dabar jau yra ir jau, sakyčiau, tvirta moterų rinktinės žaidėja, kas turėtų šiai žaidėjai pridėti dar daugiau pasiekimų. Polikarė ėmė kamuolį puolime, Urtės Laviskaitės pelno 5 darė, kad nepavyko, ten daug rungtynių jau ir atsidūrus ant parketo. Sydney Taylor iš eigos meta ir pataiko. Neskaito iš taip lengvai, kaip buvo pratusi. Ir vis tiek žaisti savo šaly. Čia yra kitas irgi aspektas. 23 taškai skiria komanda, 64-41. Bukauskaitė viena iki galo sudėtinga. Metimo čia paleidžia Urtė, 64. 23 metų 3-3 krepšinių rinktiniai. Praėjusią sezoną atstovavo Lūzvilio universitetui ir fiksavo per sezoną. Ir kaip būti iš tikrųjų ta profesionalė. Šulskės rankose kamuolys, per iškeltas Miknaitės rankas meta Gabrielė Šulskė. Persvara yra akivaizdžiai didesnė, tai gali pasireikšti visos krepšininkės. Ojojoj, čia kokį bloką. Čia tau universalėje ir pamatom vis daugiau jo sugebėjimų. Gabrielė Šulskė tuo tarpu pelnė 17 tašką, čia iš 3 taškų zonos. Mūsų, reikėtų galvoti apie metimą, Kristė Timofejeva meta nepataiko, Šulskė. Bandė sumažinti atotrukį. Aidė šių rungtynių sirena, Vilniaus kibirkštis iškovoja 5 pergalę Smartway moterų Lietuvos krepšinio lygoje rezultatu 82-59.